Tai treneris, ko pritrūko šiandien rungtynėse iki pergalės? Pritrūko, kaip sakau, kiekvienas pralošimas susideda iš smulkmenų. Atrodo, kojamės gerai, bet praleisti tie 2 tritaškiai, kurie praktiškai, galim sakyti, nulėmė pralaimėjimą tam šiandieną. Aš manau taip, aišku, puolime gal biškai laisvumo trūko, nepataikėm tokių metimų, kur turėjom, manau, įmesti. Kas lemia tai, kad šiandien bene kokie 10 metimų tiesiog išsisuko iš lanko, tikra to žodžio prasme? Čia nuovargis, psichologija? Aš manau, tai psichologija, ne nuovargis. Vis dėlto turėjom laiko pasiruošti, turėjom laiko pailsėti. Ir aš manau, tik tai psichologija. Kas nutiko paskutinį Arūną Vasiliauską? Jo žaidimo kreivė taip krito žemyn. Gal jam dar atsiliepė tai, kad jisai ten turėjo temperatūros, buvo apsinuodęs. Aš galvoju, tai dar jis kol kas reikia laiko gal įsivažiuoti. Tomas Gaidamavičius debiutavo šiandien sugrįžęs į Juventus komandą, iš karto gavo 22 minutės. Kaip vertinate jo žaidimą? Aš manau gerai, nes Tomo įėjimas, aišku, duoda užtikrintumą aikšteliai. Aš manau, visi daug pakankamai gerai jaučiasi. Be abejo, ir puolime, ir gynyboje. Aš manau, kad jis mums padės. Šiandien aukštaūgių grandis, ko gero, ir buvo tas vienas didesnių trūkumų, nes Romanas greit pavargo, jį pakeist kaip ir nebelabai buvo kuo. Taip, Romanas toks žaidėjas, kuris pabėgiojo kelias minutės, uždūsta, aišku. Vaidas per anksti prisirinko baudų vėl eilinį sykį, taip kad turėjom versti su tai, kas liko, vaikas Žydrūnas.